Labas rytas, mėlyjeji. Sakykite, kaip girdite mane. Ar garsas geras? Pabandysiu dar pareguliuoti, nors indikatorius iš tikrųjų rodo, kad veikia pilnu pajėgumu. Geras, na, aš tikiuosi, kad visas girdi puikiai. Taigi sveiki dar kartą kolegos ir verslo partneriai. Aš Odeta Laimanskaitė ir šį nuostabų rytą vesiu paskaitą iš Didžiosios Britanijos. Mūsų nėra taip itin labai ir daug, bet mane jau informavo iš tikrųjų, kad nenustepčiau, labai nenuliūšiu, jog nebus toks labai didelis aktyvumas kaip įprastai, nes iš tikrųjų didžioji dauguma ruošiasi į Maskvą, į kelionę, tai yra be galo daug darbo. Bet viskas yra tvarkoje, bus įrašas, bus galima pasidalinti su savo verslo partnerimis. O šį rytą mes kalbėsime apie 10 pamokėlių ant servetėlės. Iš tikrųjų, iš sąrašo, kas iš mūsų prisijungia, plus minus man visos matytos, bet norėčiau tiesiog jūsų paklausti, ar yra tokių, kurios dar nėra girdėjusios apie šias 10 pamokėlių ant servetėlės. Rasa yra viena iš naujesnių kolegų prisijungusių į mūsų kompaniją, o daugiau. Na, plus minus aišku. Kažkiek girdėta, bet paanalizuosim. Aš bent jau iš tikrųjų tiek, kiek į savo kolegą esu girdėjus ir pati savo asmeninės patirties. Kiekvieną kartą skaitydama tą knygą aš vis atrandu kažką naujo. Tad manau ir po šios paskaitos mes atrasim kažką naujo, ką galėtumėm pritaikyti savo versle. Taigi sambūvis, manau, puikiai žino, kas tai ir manau, jog tikrai ne kartą jau šias pamokėles skaitė, analizavo bei akcentavo savo komandos nariams. 10 pamokų ant servetėlės tai sistema, kurios dėka galima sukurti didelį ir sėkmingą verslą. Kas nežinote šių pamokėlių, tai tikriausiai šiuo atveju atrasa ir klausimas, ar galima įsigyti šią knygą, tai po paskaitos raselę aš tau asmeniškai būtinai atsiųsiu šitą knygutę į elektroninį paštą. Ir jeigu yra daugiau, kas tiesiog neturi šio failo, neturi šios knygutės, po paskaitos kreipkitės į mane arba Facebook'o Odeta Laimanskaitė, arba pačioje pabaigoje bus nurodytas elektroninis mano paštas. Ir tiesiog jūs man jį parašykite ir aš jums būtinai atsiųsiu. Taip, nes apskritai po šios paskaitos, absoliučiai visko pacituoti ir tilpti į mūsų tą laiką, mūsų tą valandėlę tiesiog yra neįmanoma, tad po paskaitos kviečiu atrasti laiko dar kartą susidėlioti mintis bei išanalizuoti pamokėles savarankiškai arba su savo sponsoriu, kitaip rėmėjų. Taip? Pačioje dar pradžioje prieš pradedant kalbėti apie pamokas, norėčiau paminėti, jog egzistuoja keli pagrindiniai prekių pateikimo pirkėjų būdai. Pirmasis būdas tai mažmeninė, kitaip parduotuvinė prekyba. Tai prekybos centras, daržovių parduotuvė, kur galima užeiti ir nusipirkti, kas reikalinga. Antrasis būdas yra tiesioginė prekyba. Tai gali būti draudimas, prekyba virtuvės įrenginiais ir taip toliau. Trečiasis būdas yra tinklodara arba multilevel marketing. Tai yra tai, kas šioje knygoje smulkiai aprašoma ir tai, su kuo mes ir patys kiekvieną dieną dirbame šioje kompanijoje. Šios prekybos formos negalima painioti su kitomis dviejomis jau prieš tai minėtomis, o ypatingai su tiesioginė prekyba, nes tai dažniausiai ir yra klaidingai vadinama ši sistema. Ketvirtas būdas taip pat dažniausiai minimas, tai užsakymas paštu arba prekyba internetu. Būtent šį būdą mes galime priskirti tiesioginiai prekybai. Penktas prekybos būdas, dažnai painiojamas su multilevel marketing, yra piramidinė sistema. Faktas yra tai, kad piramidės sandoriai yra nelegalūs. Pagrindinė priežastis slypi tame, kad ši sistema nepritaikyta prekių ar paslaugų judėjimui. Jei prekė nejuda, tai negalima kalbėti apie marketingą, tuo labiau apie daugialaipsnį, taip.
Na, gal šiam būdui yra būdingas daugialaipsniškumas, bet jokių būdų ne marketingas. Pats žodis prekyba 95 procentus pagal statistiką tiesiog žmonėms sukelia neigiamas mintis. Multilevel marketinge nereikia prekiauti tiesioginė to žodžio prasme. Na, bet prekė turi judėti, nes kitaip niekas tiesiog negaus pinigų. Kitas dalykas, kuo tinklinė rinkodara skiriasi nuo tiesioginės prekybos, tai rėmimas. Esant tiesioginiai prekybai, tai vadinama verbavimu. Tačiau rėmimas ir verbavimas visai skirtingi dalykai. Jei jūs ką nors norite remti, tai faktiškai mokote juos daryti tai, ką pats darai, arba kaip jam pačiam tiesiog sukurti savo verslą. Dar norėčiau pabrėžti, kad yra didelis skirtumas, ar tu remi ką nors, ar tik tai padedi įsijungti į verslą. Jei neprisijėmėte įsipareigojimų, galite tiesiog tam žmogui tik pakenkti, padėdami tiesiog tik įsijungti į verslą. Šiuo atveju būtina norėti padėti naujam partneriui sukurti asmeninį verslą. Na ir pereisime prie pamokėlių. Pirmoji mūsų pamokėlė numeris 1 vadinasi 2x2 yra 4. Kaip matote nuotraukėlėje, tai taip ir knygoje ši pamoka prasideda nuo 2x2 bus 4. Po to dešinėje pusėje rašomos 3x3. Tai yra, jūs jau remiate 3 žmonės ir apmokote juos, kad jie galėtų apmokyti kiekvienas po 3 žmonės. Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp 16 ir 81. Manau, sutinkate su tuo, kad tai iš tikro didelis skirtumas. Tikrasis skirtumas tik vienas žmogus. Kiekvienas remia vienu žmogumi daugiau. Toliau seka lentelė 4x4. Čia kiekvienas remia 2 žmonėmis daugiau. Rezultatas 256 žmonės. Tikrasis skirtumas, kad kiekvienas remia 2 žmonėmis daugiau. Ties 5x5 bendra suma išeina 625, tai fantastiškas skirtumas. Tikrasis skirtumas yra tik tas, kad reikia remti viso labo tik 3 žmonėmis daugiau. Daugeliui aišku, ką reiškia remti 1, 2 ar 3 žmonėmis daugiau, bet sunkiau suvokti skaičius paskutinėje eilutėje, 16, 81, 256, 625. Tiesiog įsivaizduokite save paskutinėje lentelėje kaip žmogų, remiantį 5 rimtus verslininkus. Pirmoje lentelės eilutėje 5 reiškia tuos žmonės, kuriuos tu remi ir kurie rimtai nori sukurti savo verslą. Gali būti, kad tau reikės remti 10, 15 arba 20 žmonių tam, kad rastum 5 rimtus verslo partnerius. Atkreipkite dėmesį į stulpelį 5x5. Jūs remiate 5 žmonės, kiekvienas jų vėl 5 ir taip toliau. Viso tavo komandoje gaunasi bendrai 780 žmonių. Nepamiršti reikėtų, kad jūs kiekvienas turite dirbti tik su 5 rimtais žmonėmis, o ne su visa armija. Yra be galo blogai turėti pirmame lygyje daug žmonių, nes neįmanoma efektyviai dirbti su daugiau nei 5 rimtais verslo partneriais iš karto. Priešingų atveju daugelis tiesiog bankrutuoja. Toliau analizuodami pamokėles mes suprasime kodėl. Leiskite savo 5 rimtiems verslo partneriams suprasti, kad jūs juos remiate ir tai reiškia, kad pradėjote kurti pogrupius. Vėliau ateis laikas, kai jiems nebereikės tavo pagalbos ir jie pradės savarankiškai kurti savo struktūrą. Tai jūs išlaisvins ir jūs tiesiog galėsite pradėti dirbti su kitu rimtu žmogumi, laikantis taisyklės, kad tiesiogiai dirbate tik su 5 žmonėmis. Manau, tai šia pamokėlė yra aišku. Toliau seka antroji pamokėlė, numeris 2, kuri vadinasi verslininko bankroto sindromas. Klausimas jums, mielieji, ar žinote, dėl kokių priežasčių daug verslininkų dirbdami multilevel marketingo sistemoje bankrutuoja? Tiesiog kaip jums atrodo. Jeigu nežinote, tiesiog galite parašyti nežinau.
Kaip kitoms atrodo? Dėl kokių priežasčių tiesiog mūsų kompanijoje, tai dėl godumo gal, dėl kokių priežasčių būtent tokiose multilevel marketingo sistemose verslininkams gali nesisekti. Tiesiog kaip jums atrodo. Na, natūralu iš tikrųjų, kad naujos merginos nežino, nes mes įsiaiškinsim, tada jokių problemų nėra. Trūksta komandinio darbo. Gerai, pereikime prie mūsų tos antrosios pamokėlės. Būtent antroji pamoka ant servetėlės parodo pagrindines klaidas, kurias daro profesionalūs verslininkai. Jūs suprasite, kodėl geriau remti 10 mokytojų negu 10 verslininkų. Problemos dirbant su verslininkais iškyla todėl, kad jie pamatę prekę iš karto imasi darbo. Jie nereikalauja, kad tu pasakytum jiems, kaip reikia prekiauti. Jie juk profesionalai ir tai puikiai žino. Esmė tame, kad ši pamoka nenori akcentuoti, kaip reikia prekiauti. Tikslas – išmokyti juos, tai tuos verslininkus, kaip reikia mokyti ir remti bei sukurti stambią ir sėkmingą multilevel marketing organizaciją. Šitą jie, kaip ir bet kas kitas, gali pasiekti be prekiavimo kuom nors tiesioginio to žodžio prasme. Jei jūs negalite jiems paaiškinti keletą paprastų dalykų apie multilevel marketing ir apie jos skirtumus nuo tiesioginės prekybos, galutinis rezultatas tiesiog bus toks, kad neteisinga verslo kryptis. Daugelis žmonių, ypač verslininkų, įsivaizduoja, kad jei tu ką nors remi, reiškia dubliuoji save. Kitaip sakant, kaip ir pirmajam paveikslėlyje, buvo vienas apskritimas, dabar jau 2. Skamba logiškai, bet netiesa. Ir dėl to netiesa, kadangi jei žmogus pažymėtas viršutiniu apskritimu išeis, tada išeis ir jo remiantis žmogus, tai yra nebus tęsinio, būtina išaiškinti, jeigu jie iš tikro nori dubliuoti save, jiems būtina pasiekti nors 3 lygį į gilumą. Tik tai tada galima pasakyti, kad jie dubliavo save. Jeigu tavo rėmėjas iškrenta iki to laiko, kol tu nepilnai susipažinęs su firmos darbu, tikriausiai pagalvosi, kad sistema nedirba. Na pavyzdžiui, taip kaip yra dešiniajame paveikslėlyje. Tu tai esate kiekvienas iš jūsų. Jūs remiate Tomą. Tai reiškia, jei jūs mesite darbą, tai Tomas nežino, ką daryti, kadangi neišmokite. Tai bus darbo pabaiga. Tačiau, jeigu išmokysite Tomą, kaip reikia remti, ir jis rems Carol, tik tai tada pradėsite save dubliuoti. Jeigu Tomas neišmoks, kaip išmokyti Carol ir remti kitus, ir vėl judės nesėkmė. Jūs privalote išmokyti Tomą, kaip jam reikia mokyti Carol. Tokiu būdu Carol mokės remti Betty arba ką nors kitą. Šiuo atveju jūs jau esate 3 lygių gylyje. Jeigu išeisite, kad galėtumėte dirbti su kitu žmogumi, arba išvažiuosite į kitą šalies regioną, šis pogrupis dirbs. Reikia pabrėžti, būtina pasiekti 3 lygio gylį. Jūs nepadarėte nieko, kol nepasiekėte 3 lygio gylio. Ta atlikęs, galite sakyti, kad dubliavote save. Jei su žmonėmis, kuriuos remi kalbėsite tik apie šį principą, galėsite žymiai sėkmingiau dirbti multilevel marketing programoje už daugelį kitų. Dabar pažiūrėkime trumpai, kas atsitinka su verslininku. Verslininkas apžiūrės prekių parodą, paskaitys arba išgirs apie kitų sėkmę, paklausys tų, kurie pasakoja, kaip jie dirba. Prisipildęs tokios informacijos, verslininkas ims prekiauti beprotišku būdu. Kadangi jis jau dirba tiesioginėje prekyboje, jam nieko nereiškia kreiptis į svetimus žmones bei prekiauti. Jeigu jūs norite uždirbti daug pinigų, to nepasieksite vien tik prekiaudami. Būtina remti žmones. Geras verslininkas per savaitę gali paremti pagal multilevel marketingo programą tarp 3–9 žmonių. Ir kas tada įvyksta? Ateina momentas,
kurio net nereikia iš tikrųjų ilgai laukti, kada žmonės tokiu pat greičiu išeina ir iš darbo. Jei su jais nedirbate efektyviai, tai pamatysite, jie išsigąsta ir iškrenta, o efektyvumo tikrai nebus. Įsisavinkite tiesiog tą taisyklę, kad mes dirbame tik su 5 rimtais verslo partneriais. Daugelis žmonių, kuriuos lydi sėkmė dirbant multilevel marketingo sistemoje, neturi verslo patyrimo. Bet jeigu žmonės nėra profesionalūs mokytojai, jie turi šiek tiek mokymų patyrimo. Mes turime ne vieną nuostabų pavyzdį mūsų komandose bei struktūrose, kai visiškai paprasti žmonės, tokie kaip kiekvienas iš mūsų, sukūrė sėkmingą bei pelningą verslą. Tad kiekvienas iš mūsų tai galima padaryti taip pat. Toliau sekanti pamokėlė. Jeigu kyla kažkokių klausimų ties kažkuria pamoka, jūs mane stabdykit, rašykit klausimus, aš pasistengsiu atsakyti. Taigi toliau sekanti mūsų trečioji pamokėlė, kuri vadinasi 4 darbai, kurios būtina padaryti. Pirmoje pamokoje buvo kalbama apie kai kurios uždavinius. Antroje pamokoje apie tai, ko nereikia daryti. Trečiojoje šioje pamokoje susipažinsime su darbais, kurios būtina atlikti, kad galėtum sėkmingai dirbti multilevel marketingo sistemoje. Kiekvienas, kuris multilevel marketinge uždirba didelės pastovias metinės sumas, atliko ir atlieka visus 4 darbus. Kad lengviau būtų įsiminti šias 4 sudedamąsias dalis, tiesiog pateiksiu istoriją, kurią galite rasti ir knygutėje. Tiesiog įsivaizduokite, kad galite keliauti šeimyniniu automobiliu. Mes išvažiuojame iš lietingos Lietuvos ir keliaujame į saulėtą Italiją. Mūsų atveju ta saulėta Italija reiškia, kad savo versle pasiekėme viršūnę. Kai atvažiuosite į tą viršūnę, tada jūs lydės sėkmė. Pirma, ką reikia padaryti, tai tas mūsų pirmas darbas, tai sėsti į mašiną ir iškeliauti. Pinigų suma reikalinga išvykimui priklauso nuo to, kokią kompaniją ir programą pasirinkti savo verslo sukūrimui. Jos dydis gali būti nuo 0, 100, 500 ir daugiau svarų, eurų, nesvarbu, apie kurią valiutą mes kalbėsime. Antras darbas, kurį reikia padaryti. Reikia nusipirkti benzino, kitaip tariant prekių. Judant link viršūnės, pas mūsų Italijos eikvosis benzinas, kurį reikia papildyti, tai yra eikvosis mūsų prekės. Jūs naudojate prekes ir vėl iš naujo jas perkate. Tai yra naudojate prekes tos kompanijos, kurioje dirbate. Prisiminkite, jog pirmoje pamokoje ant servetėlės buvo parodyta, kad 180 vartotojų bet kurioje programoje užtikrina didžiulį pelną. Antrasis jūsų vartojamos prekės privalumas bus tai, kad jūs ją didžiuosite. Tai vyksta dėl to, kad multilevel marketingo kompanijos neskiria didžiulių lėšų reklamai, o nukreipia tas lėšas gamybos vystymui. Tokiu būdu gaminiai tampa aukštesnės kokybės negu tie, kurie parduodami mažmeninėje prekyboje. Trečias darbas, kurį jums būtina padaryti, tai įjungti pirmą pavarą. Mes galime sėdėti automobilyje, važiuoti greitkeliu, tačiau jeigu mes pasiliksime ties pirmąją pavarą, tai niekada tiesiog nenuvažiuosime į Italijos ar kur nors kitur. Tam, kad įjungti pavarą, reikia ką nors paremti. Kai ką nors remi, važiuoja pirmą pavarą. Mes galvojame, kaip pirmą pavarą įjungti 5 kartus. Tai yra 5 rimti žmonės. Vienoje sekančių pamokų mes aptarsime, kaip nuspręsti, kas bus rimtas kolega versle. Jūs taip pat norėsite, kad ir jūsų 5 žmonės remiami įjungtų pirmą pavarą. Išmokite juos, ką nors remdami, jog reikia įjungti pirmą pavarą, kad jie turi remti taip pat 5 rimtus žmonės. Kada tavo 5 žmonės įjungs pirmą pavarą, tu jau būsi 25 kartus įjungęs antrą pavarą. Išmokykite savo 5 žmonės, kaip jiems išmokyti savo 5 žmonės.
kad jie galėtų po 5 kartus įjungti pirmą pavarą. Manau, aišku, ką reiškia tas kelis kartus vartojamas 5, tai yra mūsų 5 rimti verslo partneriai. Tokiu būdu jie 25 kartus įjungia antrą pavarą, o tu tuo laiku 125 kartus įjungsi trečią pavarą. Kada verslininkai esantis trečiame lygyje yra jūsų asmeninėje grupėje, jūs jau važiuojate trečią pavarą. Mašina trečią pavarą rieda žymiai lygiau, taip kaip ir mūsų verslas tampa sėslesnis. Jei jūs norite, kaip galime greičiau įjungti 4 pavarą, žinot, kas dėl ko mes norime tą kuo greičiau padaryti. Kai jūsų pirmojo lygio žmogus važiuos trečią pavarą, jūs važiuosite 4 pavarą. Atkreipkite dėmesį, kaip ties 4 pavarą mašina važiuoja dar lygiau. Aišku, jūs norite, kad jūsų žmonės įjungtų 4 pavarą ir kada jie ją įjungs, jūs važiuosite 5 pavarą. Klausimas, aišku, iškilo toks, kaip įjungti 5 pavarą. Paprasčiausiai išmokykite žmonės, kuriuos jūs remiate, kaip jiems padėti savo žmonėms įjungti 3 pavarą. Tuo pačiu jie pakils į 4, o jūs į 5. Kaip remti žmonės, ką tai reiškia remti? Tai reiškia mūsų 5 rimti verslo partneriai, kad mes juos mokiname tai, ką mes mokame ir patys. Pristatyti kompaniją, papasakoti apie kompaniją, apie galimybės ir taip toliau, mokinti visko. Mokinti net ir tų pačių 10 pamokėlių ant servetėlių. Tai, ką mokame mes, kokias žinias įgyjame, turime perduoti ir savo 5 rimtiems verslo partneriams. Taip, 4 darbas paskutinysis pakeliui į tą Italiją, į mūsų tą viršūnę, tai yra išnaudokite laiką, rekomenduodami prekes tiems, su kuriais keliaujate. Pasiekite, kad jie vartotų prekes ir įsitikintų jų privalumai. Iš pateiktų 4 punktų užtenka įvykdyti 3. To pakaks nuvykti į Italiją. Įsidėmėkite. Jei nesilaikysite 3 punkto, tai yra pagreitintos pavaros, to remimo 5 žmonių ir mokymo remti savo žmonių, taip pat ieškoti tų 5 rimtų verslo partnerių ir juos mokinti. Tai jau pamečiau mintį. Taigi, jei nesilaikysite 3 punkto pagreitintos pavaros ir labai daug tai padarysite 4 punktui, tai yra prekybai, niekada nebaigsite kelionę. Būtent taip ir daro verslininkai, kai jie pradeda masiškai prekiauti, bet neremia žmonių. Jei suprasite ir pridėsite tai prie 1 ir 2 punkto, jumise pradės formuotis atitinkamas supratimas apie multilevel marketingą. Pradedant dirbti su naujų partnerių, pasistengkite įvesti į jo pasąmonę skaičių 5, kuris jau ne kartą čia buvo minima. Vienintelis dalykas, kurį reikia padaryti, tai surasti tuos 5 žmonės, kurie nori rimtai užsiimti verslu. Niekada nesistengkite ieškoti žmonių, kurie norėtų prekiauti. Ieškokite žmonių, kurie norėtų užsidirbti po 600, 1000, 3000 eurų, kad ir būna tai ir mažiau ar dar daugiau per mėnesį, vietoj to, kad kiekvieną dieną eitų į darbo vietą. Manau, kiekvienas iš mūsų žinome tokių žmonių savo aplinkoje. Taip. Toliau, sekanti mūsų pamokėlė. Tai yra jau 4, kuri vadinasi, kas iki tvirto grunto. Nedrąsumas, neryžtingumas iš tikrųjų yra viena iš problemų kankinančių jūsų remiamus žmonės. Geriausia nuo to gintis, tai įtikinti žmonės, koks yra geras startas. Jei jūs suprasite, kad naujiems verslininkams negalima skaičiuoti laiko sugaišti naujam darbui, tol, kol nepasibaigs praktika, ar tokios trukmės mokymosi periodas, kokią reikia būtent tam žmogui. Kai žmonės pirmą kartą pakliūna į multilevel marketingo sistemą ir nelabai gerai startuoja, gali atsitikti taip, kad matydami toli pažengusius vadovus, jie pradeda bijoti, kad niekada jų nebepavyks. Jei ką nors remiate,
Tai paaiškinkite jam, kad pirmasis tarp 2-9 savaičių laikotarpyje skirtų darbui galite tiesiog laikyti treniruočių mėnesį. Kiekviena perskaityta knyga, kiekviena išklausyta paskaita, kiekvienas susitikimas, kuriame jis dalyvauja, kiekviena užsiėmimo su rėmėju, jūsų sponsorių minutė, kiekviena prekė, kurį jūs išbandėte ir rekomendavote kitiems, visa tai užtikrina patogiausią treniruotės pradžią prieš prasidedant tikrajam pradiniam darbo mėnesį. Didžiausias pamokų ant servetėlės privalumas yra tai, kad kol jūs mokote verslininkus ir jų kandidatus, jie pereina prie savimotyvavimo. Jei išklausysite bei perskaitysite, išmoksite ir suprasite viską, kas bus išdėstyta toliau, visada būsite drąsūs ir motyvuoti. Bei dirbdami su 5 rimtais verslo partneriais, jūs sėkmingai kasite iki tvirto grunto. Penktoji mūsų pamokėlė, kuri vadinasi Laivai jūroje. Kalbėdamas su žmonėmis, jūs galite jiems įkvėpti vilties, jog sekančius 30-40 metų nereikės dirbti nei vienam darbdaviui tam, kad jie galėtų užsidirbti savo pensiją. Jūs puikiai žinote, kaip žmonės dirba 30-40 metų, kad išeitų į pensiją ir kabutėse pamatytų pasaulį. Ir galų gale gyvena iš pusę buvusio atlyginimo. Multilevel marketingas tikrai suteikia galimybę svajones paversti realybę ir to tikrai nereikia laukti 30-40 metų. Daug žmonių bijo pradėti ir kurti savo verslą, tai yra natūralu. Multilevel marketingas suteikia galimybę įsilieti į verslą, nepraranda dabartinio atlyginimo, kad jūs tikrai nieko neprarandate nei vieno. Kai tavo laivas atplaukia, jūs galite paskaičiuoti pelną, nepriklausomai nuo to, kuo pakrautas laivas. Kaip ir šioje nuotraukėlėje, jūs matote pavaizduotus 3 laivus jūroje. Yra pavaizduotas krantas, kur turės atplaukti laivas. Pirmas laivas valdo auksas, antrasis sidabras, o trečiasis tuščias. Būtent laivai atvaizduoja žmonės jūsų komandoje, nepriklausomai nuo to, ar juos remiate jūs ar kiti tavo struktūros nariai. Jie gali būti bet kuriame lygyje, einant žemyn tavo rėmimo liniją. Žinodami, kad atplauks laivas su kroviniu ir duos tau naudos, sakykite, kokiam laivui leisite atplaukti prie kranto? Auksiniam, sidabriniam ar tuščiam? Kaip jums atrodo? Ar kaip jūs norėtumėte? Tikrai taip. Auksiniam laivui reikia įdirbio. Kokių dar nuomonių? Mūsų 18 prisijungusi. Aktyviau merginos, man labai įdomu. Yra galvojančių ir norinčių, kad auksinis laivas vis dėlto pasiektų krantą. Dienos labai bus puikiai mintis, suprasta kodėl. Kai keliaukime toliau. Manau, iš tikrųjų daugelio atsakymas, ar mintise, ar kaip, tiesiog turėtų būti iš tikrųjų auksas. Aš greitai labai paaiškinsiu, kodėl. Nes tiesiog, kodėl žmonės nori dirbti su tuščiais laivais.
Todėl, kad daugelis žmonių niekada nedalyvavo panašiame versle. Yra toks priežodis. Auksiniai laivai tai rimti žmonės. Juos jau rėmė ir paliko likimo valiai, galvodami, kad nėra būtinybės jiems padėti ir nukreipti. Jie ir taip atplauks. Bet tie auksiniai laivai nejudės be gilaus ir rimto pamato reikalingo, kad vyktų sėkminga organizacijos statyba. Tušti laivai tai tie, kurie jau daug mėnesių kažką darė, būtent kompanijoje, ir kiekvieną kartą su jais susitikus reikia įtikinėti, kad viskas bus gerai. Tokie tušti laivai visada suras, ką nors neigiamo ir lengvai pabūgs. Daugelis žmonių dirba su tuščiais laivais iki tol, kol nesusipažįsta su šia pamoka. Kada tai suprasite, pradėsite dirbti su auksiniais laivais. Žmogus, kurį remiate, pradeda kaip sidabrinis laivas. Ar pavirs jo krovinys į aukštą, ar jis taps tuščias, priklauso nuo to, kaip su juo dirbsi. Na ir žinoma, kaip tas jūsų verslo partneris nusiteikia. Kai pirmoje pamokoje kalbėjome apie jūsų 5 rimtus verslo partnerius, kalbėjome apie auksinius laivus. Paprastai kalbant, kuo daugiau sidabrinių laivų virsta auksiniai, tuo mažiau reikia remti žmonių, kad surastum 5 rimtus verslo partnerius. Auksinį laivą arba rimtą žmogų pažinsite iš šių požymių. Pirmas punktas. Toksai žmogus dega noru mokytis. Nuolat užduoda klausimus, į kuriuos norėtų gauti atsakymus. Toks žmogus prašo pagalbos. Nori, kad kartu su juo apmokytumėte tą, kurį jūs nori remti arba mokyti. Toks žmogus visada pagautas įkvėpimo. Pakankamai gerai supranta programą, todėl žino, ką darys ir tai jį įkvėpia. Toks žmogus yra įsipareigojęs, perka ir vartoja produktus, išnaudoja laisvalaikį tam, kad geriau suprastų verslo galimybės ir produkciją. Toks žmogus turi konkrečius ir aiškius gyvenimo tikslus, bei didelį norą juos pasiekti. Toks žmogus turi sudaręs žmonių sąrašą. Jis reikalingas tam, kad bet kada ir bet kurio laiku būtų galima įrašyti naujus vardus, kad jų nepamiršti, bei susisiekti su senaisiais kontaktais. Su tokiu žmogumi linksma. Visada laukia jūsų apsilankymo tiek darbo tikslais, tiek ir pramogoms. Toks žmogus yra teigiamas. Visiems be galo malonu būti teigiamai nusiteikusių žmonių draugijoje, nes tai tiesiog užkrečia. Iš tikrųjų, dar ilgai galima vardinti auksinio laivo požymius. Vienintelis skirtumas tarp auksinio ir sidabrinio laivo yra tai, kad sidabrinis dar visai neilgai dirba, kad galėtų perprasti sistemą ir rimtai tuo užsiimti. Taip pat dar noriu supažindinti su 3 svarbiais žodžiais. Jūs suprasite tuos 3 žodžius, tuomet suprasite, kas gali pajudinti bet kokią multilevel marketingo programą. Pirma, tai yra parodymas. Antra, įjungimas. Trečia, pakėlimas. Taigi, ką reikia daryti? Pirma, parodyti darbą. Parodęs, pasiūlyti įsijungti. Įsijungus, jis pradės galvoti, ko galima pasiekti programoje ir nuolat kils. Grįžkime dar labai trumpam prie tuščio laivo. Kai norėdami padėti jam paskambinsite, atsiranda nuojauta, kad jis nelabai troško jūsų pokalbio, jūsų skambučio, jūsų pokalbio su jumis. Tai reiškia, kad jis mano, kad norite jį nuraminti. Kai skambinate tuščiam laivui, jis galvoja, kad norite jį dar ir paspausti. Tačiau kai paskambinsite auksiniam laivui, jis iš karto supras, kad norite jam padėti. Tai pajausite iš pokalbio tono. Tušti laivai neturi tikslų, neturi sąrašo, jie nerimti, be to jie dar ir neigiami. Jie yra iš tų, kuriems visada reikia įrodinėti. Supraskite, jei tuščias laivas skęsta, ar jis būtų vienas, ar keli tušti tie laivai, su kuriais jūs dirbate vietoj auksinių laivų, tai jis ir tave nutrauks į dugną. Todėl būkite kuo toliau nuo tuščių laivų ir dirbkite su auksiniais ir sidabriniais laivais. Padėkite jiems tapti auksiniais. Didžiąją laiko dalį užsiimkite su auksiniais laivais, kad galėtumėte statyti gilumoje.
Kada nors tušti laivai, tie, kurie dar nenuskendo, o taip pat ir sidabriniai, kurie dar netapo auksiniai, pastebės, kad jūs judate ir be jų, bei nuspręs, jog reikia jums paskambinti. Jei kieno nors aktyvus požiūris į darbą skęsta, tai to sustabdyti beveik neįmanoma. Reikia išvengti nusėdimo ant dugno. Pasiekęs dugną, jis paskambins arba aplankys jūs, norėdamas bendradarbiauti, judėti su jumis ir kilti. Tuomet jūs sugebėsite labai greitai jį pakelti. Bet jei rizikuosite ir pabandysite pakelti tuo momentu, kai jis skęsta, jis lengvai gali nutraukti į dugną ir jūs. Manau, būtent po šios pamokėlės mes lengviau padėsime atsirinkti žmones, su kuriais mes dirbame, jeigu to nepadarėme iki šiol. Sekanti pamokėlė tai jau yra 6, kuri vadinasi trečio asmens pakvietimas. Ši pamoka tampriai surišta su pamoka laivai jūroje. Svarbu, kad kiekvienas jūsų partneris žinotų, kas yra trečio asmens pakvietimas ir kaip tai padaryti. Paaiškinimas būtų tiesiog toks. Aš pažįstu Carol, tai aš tiesiog einu pas ją, bet neklausiu, ar ją domina papildomos užduotis. Taip nedarau, nes, iš tiesų, ar Carol ar kitas žmogus, nors ir labai norėtų, ar jeigu tiesiog tam žmogui reikėtų papildomo užduodio, jis tiesiog pageidauja, kad aš galvočiau, jog jos yra pakankamai gera materialinė padėtis. Tai jos paklausiu būtent taip, ji greičiausiai sakytų, kad jos tai nedomina ir kad ji tam neturi laiko. Todėl aš einu pas Carol ar pas kažkokį kitą savo draugą, pažįstamą ir sakau kažką panašaus. Carol, aš pradėjau naują darbą, dirbu su nauju projektu. Tas darbas yra įdomus ir aš manau, kad tu man tiesiog galėtum padėti. Ir klausiu, gal pažįsti ką nors, ką domintų papildomas uždarbis arba domintų antras darbas. Aš manau, kad automatiškai toks žmogus atsakytų, kad tai galbūt galėčiau būti aš, arba netgi tiesiog rekomenduotų būtent tą trečią asmenį. Kažkokį žmogų, kurį jis pažįsta, kuriam galbūt reikia antro darbo ar tiesiog papildomo uždarbio. Atkreipkite dėmesį, trečias asmuo kas nors, aš klausiu, ar jis pažįsta ką nors. Radę tokį žmogų, susisiekite su juo. Galite trumpai pristatyti savo programą. Paaiškinkite, kad reikia maždaug valandos laiko, kad viską išsamiai paaiškinti. Pasikeiskite kontaktais ir susitarkite susitikti. Norint nugalėti baimę, būti atstumtam, o tai būna dažnai, jog išgirsti žodžius ne manęs tai nedomina. Tiesiog reikia prisiversti prabilti prieš kuo didesnę žmonių grupę ir šią baimę lengvai nugalėsite bei kontroliuosite. Tikrai, aš buvau toksai žmogus, kuris niekada nebūtų galėjęs pagalvoti, kad galėčiau paskaitas vesti, galėčiau video įrašus įrašinėti, laisvai kalbėti. Buvau visiškai kitoks žmogus. Kaip išeini iš savo komforto zonos, viskas labai greitai pasikeičia. Taip kaip kiekvienas jau kelta, taip to pasiekti ir tai daryti. Tai keliaukime toliau. 7 mūsų pamokėlė ant servetėlės, kuri vadinasi kaip planuoti laiką. Kalbant būtent apie šią pamokėlę, man apskritai ji be galo svarbi ir įsimintina. Dar prieš visus mano pačios mokymus, kaip plėsti žinias, aš be galo dažnai pagalvodavau, kaip man planuoti laiką. Jis tiesiog švaistydavau visiškai nereikšmingiams dalykams, įvykiams. Laiko derinimo man teko išmokti bei suvokti, koks jis yra svarbus. To linkiu ir jums kiekvienam. Planuokite savo laiką protingai bei tikslingai taip, jog nebūtų gaila nei vienos praėjusios dienos. Šiame grafike, kurį jūs ir matome, vaizduojama, kaip jūs turite planuoti savo laiką. Pradžioje 100% savo laiko turite skirti kitų žmonių rėmimui. Bet vėlgi, kai prieštarausite, ar neprivalau visą laiką skirti mokymusi, nes pirmos kelios savaitės numatomos kaip mano mokymosi mėnuo. Iš tiesų tai yra tiesa, bet reikėtų prisiminti, kad jūsų rėmėjas padeda jums remti. Ir tai yra dalis jūsų mokymosi. Stebėdami, kaip dirba rėmėjas, jūs įgyjate patirties. Kaip reikia visą tai daryti. Pagal multilevel marketingo programą jūs galite ką nors paremti,
savo verslą iš karto, kai tik pats buvote paremtas. Kai tik jūs įsijungsite į šią veiklą, pirmiausia, visą dėmesį skirkite savo, nes jūsų verslas esate jūs pats. Bet jeigu norite, kad jūsų verslas būtų sėkmingas, jūs puikiai žinote, kad tiesiog privalote rasti 5 rimtus verslo partnerius ir juos remti. Tačiau, kad rastumėte 5 rimtus partnerius, jums tiesiog reikės remti daugiau žmonių. Nes 5 žmonės nėra taip lengva iš karto ir surasti. Laikas, kuris skirsite žmonių rėmimui, mažės. Kodėl? Nes staiga jūs rasite vieną rimtą žmogų, po to 2, po to 3, 4. Ir kai turėsite 5 rimtus žmonės, jūs galėsite pilnai skirti savo laiką naujiems partneriams. Išnaudokite savo mokymosi laiką šiems 5 auksiniams laivams remti. Mokyti juos, kaip mokyti jų remiamus žmonės. Kai jie pasieks 3 ar 4 gylį, kurdami savo grupę, ir kai jiems nebereikės jūsų pagalbos, tada jūs galite ieškoti kitų rimtų žmonių ir juos remti. Jeigu jūs turite 5 rimtus žmonės, kuomet jūs turite 95% laiko praleisti dirbdami su jais, 2,5% aptarnaudami rėmimo metu atsiradusius klientus iš savo draugų tarpų ir 2,5% savo laiko turite skirti daigų sodinimui, tai yra naujų partnerių paieškai. Tokiu būdu, jeigu vienas ar daugiau iš tavo 5 žmonių duoda derlių ir nereikalauja mokymų bei rėmimo, tai jūs galite dirbti su naujais žmonėmis. Jūs turite suprasti, kad visas jūsų laikas skirtas produkcijos apyvartai didinti. Tai natūralus darbo su jūsų žmonėmis rezultatas. Tai yra šios veiklos prekybinė dalis, kurią galima pavadinti dalinimuose dalimi. Keliaukime toliau. Pamoka servetėlės numeris 8, kuri vadinasi šnipštimas būdingas karštam. Ką visą tai reiškia? Dar kitaip šią pamoką galima pavadinti plazdančia liepsna. Visą tai vėlgi automatiškai sueina į 5 verslo partnerius ir sėkmingą komandą. Iš vienos pliauskos mes niekada nesukursime laužo ir neturėsime liepsnos. Taip ir komandoje, nepajudėję iš vietos ir neišėję iš komforto zonos, mes neperžingsime per save ir neturėsime sėkmingo verslo. Be komandos mes bankrutuosime. Plačiau būtent apie šią pamokėlę galite panalizuoti knygutėje, ten labai gražiai yra pavaizduotos tos pliauskos ir degantis laužas. Tiesiog visą tai, kaip ir minėjau, paėmė tai, kad turi būti komanda ir kad turi būti tas plazdantis laužas. Keliaukime toliau prie taip pat labai svarbios pamokos. Vienos gal nesakyčiau iš svarbiausių. 9 pamokėlė tai motyvavimas ir požiūris. Kaip ir minėjau, tai viena iš svarbiausių pamokų servetėlė, būtent apie motyvavimą. Ši pamoka puikiai parodo, kas iš tikrųjų motyvuoja žmonės. Jūs suvoksite, kaip reikia dirbti su partneriais ir kaip juos sėkmingai motyvuoti. Yra 2 motyvavimo rūšys. Motyvavimas į viršų ir motyvavimas į apačią. Motyvavimas į apačią tai karšta vonia. Motyvavimas į viršų pastovus. Pasiaiškinkime plačiau. Turbūt jums teko būti motyvavimo sustiprinimo susitikimuose, paskaitose, seminaruose, po kurių aiškiai jaučiamas pakilimas. Tada užtenka kelių savaičių ar mėnesių, kad atvėstų. Kad ir maudamas karštoje vonioje atrodo, kad kuo karštesnis vanduo, tuo greičiau atvėsti. Ir mes, manau, kiekvienas esame matę žmogų, kurie dalyvauja seminaruose, pačiuose mokymuose, paskaitose, ir kurių tiesiog tas pakilimo poveikis tęsiasi tik vos 1 dieną ar kelias. Po kelių savaičių juos apima depresija. Tas kelias dienas jie būna pakilime, motyvuoti, bet jiems tiesiog niekas nepasakė, ką ir kaip reikia daryti. Todėl jie ir palūžo. Ir šios knygos analizavimas yra tik karšta vonia. Seminarų lankymas, darbas
su rėmėjų, knygų perskaitimas, pardavimas, pažįstamų ratų išplėtimas, tai ne kas kita kaip karšta vonia. Arba įvairios motyvavimo į apačią formos. Negalima tikrai sakyti, kad jos yra blogos, nes jos yra būtinos kiekvienam. Prieš pradedant kalbėti apie motyvavimą į viršų, norėčiau pasakyti apie požiūrį. Įsivaizduokite, kad norite kam nors parodyti verslą. Šis asmuo apie jį visiškai nieko nežino, tai yra jo požiūrių lygis yra lygus nuliui. Tam, kad galėtumėte efektyviai papasakoti apie darbą, jūsų pačių požiūrio lygis turi būti ne mažiau kaip 10 laipsnių. Jeigu jūsų požiūrio lygis yra žemesnis kaip 10 laipsnių, niekam nepasakokite apie darbą, nes būsite nutraukti žemyn. Nauji partneriai ateina į susitikimus, pasirašo sutartį ir nori pradėti darbą. Bet ar jie pakankamai įkvėpti? Jie yra kylančioje atšakoje, artėja prie 18 laipsnių, nori kabutėse praturtėti. Jie tiesiog dar neturėjo galimybės įgyti žinių, o jau išvyko ir kalbasi su pažįstamais. Jie dar nežino, kaip iš tikrųjų elgtis. Sutikę neigiamus ir abejojančius, jie tiesiog patys tampa neigiami. Net teigiamai nusiteikę giminės ar draugai gali būti to paveikti ir tapti neigiamais. Nes kažkas norėjęs praturtėti, pasakoja neigiamus įspūdžius. Bet jie pasielgtų teisingai, jeigu klausytų tik rėmėjo, savo sponsorių, norinčių ir mokančių sukurti verslą. Tuo atveju požiūris krenta žemiau 10 laipsnių, todėl sugrįžkite pas juos ir atsakykite į visus galimus klausimus. Toliau, po to tiesiog lygis gali pakilti iki 20 laipsnių. Klausimas, kaip nuolat išlaikyti požiūrio lygį nežemesnį kaip 18 laipsnių? Kitaip tariant, kaip pasiekti, kad tau nereikėtų šokinėti kaip kamuoliu aukštyn žemyn, bei išlikti pastoviu. Vienintelis kelias į pastovumą ir yra motyvavimas į viršų. Dabar apie motyvavimą į viršų. Jūs turite kiekvienas rėmėją. Tai yra pavaizduota šiame paveikslėlyje su R raidele. Tavo rėmėjas padeda remti tavo žmonės. Pradedame nuo 5 rimtų verslo partnerių. Remdamas 5 žmonės, jūs turite 5 laipsnius. Čia jau atsiranda galimybė įsivelti klaidai, kurias reikėtų išvengti. Klaida bus tada, jei iš karto pradėsite remti daugiau žmonių, negu tą kiekį, su kuriuo galite efektyviai dirbti. Jeigu jūs tiesiog greitai įgysite keliais laipsniais daugiau, bet greitai juos ir prarasite. Jūsų rėmėjas padeda jums remti žmones, o jūs savo ruožtų padėsite savo 5 žmonėms remti kitus, kad jie galėtų gauti keletą papildomų laipsnių. Vienas jų laipsnis reiškia 2 jūsų laipsnius. Kiekvienas žmogus antrame lygyje reiškia 2 laipsnius jums. Įsidėmėkite. Jeigu jūs padeda remti 5 kitus žmonės tik vienam savo žmogui, tuomet jūs galite pakilti virš 10 laipsnių lygių. Atkreipkite dėmesį, kas vyksta, kai jūs mokote remti dar žemesnėme lygyje. 3 lygis reiškia 20 laipsnių, 4 – 40 laipsnių. Kuo giliau įsitrauksite, tuo darbas labiau jūs įkvėps. To reiškinio jėgą pajusite tada, kai tai jums įvyks. Pasistengkite, kad jūsų partneriai tai pastebėtų kuo greičiau. Jų pačių patirtis taip pat įkvėps ir juos. Na ir štai mes priėjome paskutinės pamokėlės, 10-osios, kuri vadinasi augimo penkiakampis. Stebuklingas skaičius pas mūsų 5 kartojasi visoje knygoje ir ne pro šalį paskutinėje pamokoje būtų papasakoti apie matematinę penkiakampio kelionę, kuri labai tinka savimotyvavimui tų, kurie susipažino su šia knyga. Augimo penkiakampis parodo, kaip greitai gali augti tavo organizacija panaudojus knygoje išdėstytus principus. Ties 1 mėnesiu yra duodamas 1 mėnuo pasiruošimui.
augimas bus kontroliuojamas kas 2 mėnesius. Šioje pamokoje, kas be ko galima naudoti bet kokius laiko tempus, bet būtent šioje knygoje yra visą tai kontroliuojama, tas augimas kas 2 mėnesius. Įsijungiame į darbą ir per 2 mėnesius pradedame remti 5 tokius žmonės, kurie tikrai nori paimti likimą į savo rankas. Po 2 mėnesių, tai yra 4 mėnesio pabaigoje, 5 žmonės, kuriuos jūs rėmėte 2 mėnesį, jau išmoko, ką jūs darote, ir tai reiškia 25 žmonės 2 lygyje. Iki to laiko jūs jau parašėte 5 naujus 1 linijos žmonės. Po 6 mėnesių jūs galėsite turėti 125 žmonės 3 lygyje iš savo pirmos 5 rimtų žmonių grupės. Antra 5 rimtų žmonių grupė tavo remiama taip pat išmoko, kad jūs darote ką jūs darote, ir jums tai reiškia 25 žmonės 2 lygyje. Tuo pačiu metu jūs parašite 5 naujus 1 linijos žmonės. 8 mėnesio pabaigoje jūsų augimo penkiakampis atrodys kaip ir paveikslėlyje ties 8 mėnesį. 10 mėnesį skaičius tampa pernelyg didelis, 3125, kad galėtų būti tiksliai atvaizduotas. Pavyzdys tiesiog šalia ties 10 mėnesį rodo, kaip viskas turi atrodyti. Ties paskutiniu paveiksliu tiesiog apeikite dar kartą penkiakampį ir pratęskite jį iki metų. Iš tiesų, atkreipkite dėmesį, kaip statinio gylis gali priversti jūsų organizaciją greitai augti. Išbraukite visas grupės, išskyrus vieną išaugusią iš pradinės 5 rimtų žmonių grupės. Parodykite žmogui, kurį supažindinate su šia pamoka ant servetėlės, kad jeigu jis turėtų tą vieną grupę, jis turėtų stulbinantį pelną per mėnesį. Na, būtent šioje knygoje dar yra kalbama apie litus, apie 20 000 litų sumą, ar net ir daugiau. Nepriklausomai nuo darbo tempų ir programos, kurią jis pasirinks. Pagrindinis šios pamokos ant servetėlės tikslas – parodyti darbą su žmonėmis, kuriuos jūs remiate ir mokote. Pagrindinės grupės svarbą. Dabar tiesiog, jeigu supratote, tai eikite, dirbkite ir kurkite savo komandą. Ką reikėtų pabrėžti pabaigai, tai būtent šioje knygelėje yra pirmos 4 pamokos yra pačios svarbiausios. Nes iš tikrųjų reikėtų išanalizuoti dar kartą, jeigu kažkas buvo neaišku, tai susisiekti, kas be ko bendrauti su savo rėmėjais, su savo sponsoriu, kad jis galėtų jums paaiškinti dar kartelį. Visos kitos pamokos, kas be ko žinoma, irgi taip pat yra svarbios, bet jas galima analizuoti vėliau ir galima savo verslo partneriams jas parodyti vėliau. Tai kas be ko, ačiū, kad klausėtės. Ar yra kažkokių klausimų? Kaip matote, pačioje yra nurodytas mano elektroninis paštas. Kaip paskaitos pradžioje minėjau, galbūt kažkam reikia šio failo, būtent šios knygutės su 10 pamokėlių, aš mielai persiųsiu. Tiesiog kreipkitės į mane arba nurodytų e-paštu arba Facebook'e Odeta Laimanskaitė. O dabar gal pabaigai būtų klausimų, kol dar turime keletą minučių. Nes iš tikrųjų nesu tikra, ar po mūsų kažkas jungiasi mokintis toliau ar ne. Man be galo malonu, kad ta informacija yra svarbi, kad jinai yra reikalinga. Kalbame su Rasa ir Loreta. Šitos vietinės mūsų verslo partnerės, mes tikrai galėsime tas pamokas aptarti dar kartelį, jeigu bus kažkas neaišku. Jokių problemų, ta knygutė bus persiųsta visom, kam jos reikės. Gerai, merginos, tai tuomet ačiū labai jums, kad klausėtės ir linkiu jums geros šiandien dienos.
Iki sekančio šeštadienio, kai taip pat būsiu aš ir kalbėsiu apie naujienas. Lauksiu jūsų visų, kurios jūs galėtų prisijungti. Ačiū jums taip pat visoms gražus savaitgalio. Iki merginos. Dėkui.